Taigi sveiki, šiandieną mūsų gurmanų virtuvėje mes gaminsime saldžiai gaivius ledus pavadinimu šokoladinė gaiva ir pyragėlį pavadinimu brownie. O mūsų pagrindiniai ledų ingredientai, apie juos papasakos kolegė Saiva. Taigi, pirmą pradėsime gaminant ledus. Tai ingredientai yra labai paprasti. Grietinėlė. Kitas ingredientas yra saldus kondensuotas pienas, mėlynės šviežios, šokoladiniai sausainiai ir baltas šokoladas. Pirmą pradėsim plakant grietinėlę. O ką tu darysi, Aida? Aš tuo tarpu supjausiu mėlynę. Pradėkime procesą. Tai pirmą supilam grietinėlę į puodą. O aš supjausiu mėlynės šokoladą. Ką po to darysime su mėlynėmis ir su grietinėlė? Pirmą grietinėlę turim išplakti elektriniu plaktuvu. O kiek laiko turėsime grietinėlę? Tol, kad bus pakankamai standi. O ką po to darysime su grietinėlė? Prašysime kondensuotą pieną. Dabar jau susmulkinau mėlynės ir jas sudėsime į grietinėlę. O dabar kitas dalykas, ką Lukas darys. Tai aš pradėsiu smulkinti šokoladą, paskui mes jį įdėsime į bendrą mišinį ir tada galėsime jį ruošti ir dėti į šaldymo kamerą. Bet dar ir sausainius jisai smulkins, taip? Viską šito lėkštėje susmulkins. Saldus ingredientai. O grietinėlė jau išplakta. Mes su ledų gaminimu, manau, jau artėjame prie pabaigos. Dabar tiesiog reikės viską išplakti. Gausime bendrą mišinį, iš kurio galėsime sumaišyti ir dėti į šaldymo kamerą. O dabar viską į vidų Dėsime. Aida, kad mėlynas nori dėti. Tai mūsų ledų pavadinimas todėl yra, kad šokoladinė gaiva, nes, kaip matote, pagrindiniai ingredientai yra šokoladas, grietinėlė, kurios priduoda saldumo ir įdėjome mėlynių, kurios priduoda vasariškos gaivos. O dabar visą šį turinį padalinsime į formeles, kuriuose ir užšals. Štai ledų gaminimas baigėsi, dabar juos reikia tiesiog užšaldyti. Taigi, pabaigę ledų gamybą, dabar grįžtame prie braunio pyragėlio gamybos. Taigi ingredientai yra sviestas, kiaušiniai 2, nesaldi kakava, riešutai, nesvarbu kokios rūšies, 70 gramų miltų, cukrus ir žiupsnelis druskos. Dar dėl skonio vanilinės esencijos. Į puodą įpilame dabar pilu karšto vandens. Taigi ant karšto vandens, ant garuojančio vandens uždedame dubenį, į kurį įdėsime sviestą, kakavą,
ir cukrų. Kadangi lauksim, kol sušils dubuo ir ištirpinsime sviestą kartu su šiais cukrumi ir kakava. Taigi sviestas ištirpo ir kakava su cukrumi gerai susimaišė. Masė atrodo nelabai gražiai, bet pridėjus kitus ingredientus, vaizdas pasikeis. O tuo metu, kol aš maišiau, Lukas apjaustė riešutus. Žiūrėkit, kaip Didžiąją dalį. Dar jis nebaigė. Bet aš dabar pratęsiu toliau savo darbą. Dabar įmušime kiaušinį. Taigi Lukas dabar pirmąjį kiaušinį įmuš į mūsų masę. Išmaišysim pirmą, o vėliau bus antrojo eilė. Kaip gražiai maišosi, argi ne? Labai graži ruda masė. Nu ir galėjau antrą mušti. Koks gražus smūgis. Reikia labai viską gražiai išplakti, kad gautųsi labai graži tolygi masė. Toliau mums nedaug ingredientų liko pridėti. Taigi kitas ingredientas bus miltai. Miltai. O čia yra riešutai. Miltai. Tada! Tai taip po biškį, po truputį. Mūsų rudukas baltėja. Rudžius. Išvertus iš anglų kalbos lietuviškai braunis. Rudutis. Kaip gražiai atrodo. Labai lengva, žinau, būdą, kaip padaryti braunį puodelyje. Tai reikia 1 kiaušinio, 4 šaukštų miltų, 4 šaukštų kakavos, 4 šaukštų cukraus, viską išmaišyti, lašelį aliejaus ir įdėti mikrobanginę porą minučių. Ir gausis puikia porcija viena. Jo, labai gerai. Gal būtų pats laikas dėti kitus ingredientus. O dabar pridėsime 1/4 arbatinio šaukštelio druskos. Skonį pastiprinti. Tai pastiprina šokolado skonį. Ir vanilinės esencijos. Tai Lukai, prašau. Supilti visą? Visą. Ne taip. Tai irgi pagerins skonį ir kvapą. Ačiū Lukai. Taigi mūsų masė jau yra beveik baigta. Jeigu norite, galite įdėti riešutų. Mes tai padarysime, bet riešutai nėra būtini. Galite ir sugalvoti net kokių kalėdų. Pagal skonį. Taigi mūsų šokoladas braunis jau beveik baigėsi. Tiesiog jį liko įdėti į orkaitę. Lukai, ar paimsi skardą? Su malonumu! Štai ten. Kur? Supilsime. Kaip gražiai bėga. Laikysiu šitą. Kaip kvepia. Gal atsimeni, kiek mes įkaitinom jau orkaitę? Ne, neatsimenu. Aš atsimenu. Pasakyk. Tai buvo 160 laipsnių. Woohoo! Labai graži masė. Manau, palikime šitą puodą smagiai. Taigi
išlyginsiu. Labai lipnu. Dabar dedame į orkaitę, įkaitinta 160 laipsnių ir kepsime maždaug 20-30 minučių. Ir štai toks mūsų yra desertas – ledai su brauniu. Sveiki, aš Saulė. Aš Kevedenas. Ir šiandien mes gaminsime kukurūzų paplotėlių suktinukus. Įdarbai naudosime salotas, pomidorus, česnaką, krapus, majonezą, sūrį ir kumpį. Tai va, šito patiekalo visai gaminimas yra labai paprastas ir nereikalauja daug ingredientų ir galima gaminti kaip tik nori. Tai šį kartą mes naudosime salotas, pomidorus, krapus, česnaką, kumpį, majonezą ir sūrį. Visą tai suviliosime į kukurūzų paplotėlius. Pradėkime. Tai visų pirma supjaustome kumpį, o kol aš pjaustau, Nikodemas įspaus česnaką į majonezą. Šiaip galima naudoti ir tik daržovės, jokios mėsos, tai čia būtų labiau vegetarams ir veganams. Tai produktus galima patiems išsirinkti. O česnaką galime iš tikrųjų majonezą irgi, arba naudoti net ne majonezą ir dėti prieskonius kokius kokius. Šitą užlaistysiu ar ne? Pagaurai, ar įmalti? Ne, nėra ką. Supjaustome salotas ir sumaišome česnaką su majonezu. Susmulkinam pomidorus. Ir būtų geriau, kad smulkiau, bet šiaip pagal skonį. Tai visus produktus reikia susmulkinti ir paruošti sukimui į paplotėlį. Sumaišome krapus su majonezu. Gautą masę tepsime ant kukurūzų paplotėlių. Tai geriausiai su dideliu peiliu paimti ir išlyginti šį padažą ant paplotėlių. Jeigu trūksta, galima įdėti dalis. Bet trūksta. Ir taip, paėmam salotų šiek tiek. Reikia geriau dėti į kraštą, nes bus paprasčiau susukti. Kitaip ir nesusuktume be abejo. Šiek tiek pomidorų. Sutvirtinam į vieną eilutę ir gerai suspaudžiam.
viską susukus ir atšaldžius, supjaustome tokiais gabaliukais, kokiais tik norite. Iš tikrųjų galima ir siauriau, ir plačiau. Štai gaunas tokie vasariniai sumuštiniai, juos galima kuo puikiausiai pasiimti išvyką ir tikrai yra lengvi. Galima spjaustyti ir smulkiau, bus labiau kaip suši. Tai tikrai, manau, galima išsirinkti ir pritaikyti kiekvienam skoniui. Oi, fantastika. Galima valgyti su saldžiarūgščiu padažu, tikrai labai skanu. Taip, išinkite.